Surski, pasirinkit, apie ką kalbėsim. Ar kalbėsim apie tai, kad jūs internete platinate už pinigus Leonavičiūtės lūpų nuotraukas, ar bei, kad Romoje aukštas pareigas užimantis kunigas prisipažino esąs gėjus? Tai kad, Leonavičiūtės lūpų nuotraukos, kunigas gėjus. Kas jūs traukia šiandien prie tokių nešvankybių? Kas jums koks geizikas įkando? Aš apie šitos dalykus nekalbėsiu. Nors kunigas gėjus, taigi čia negirdėtas dalykas. Tai o kaip jisai sužinojo, kad jis yra gėjus? Nu taigi nelaikraštį perskaitė. Nu gal jautė? Ką reiškia jautė? Kokie ten jausmai pas gėjus? Reiškiasi, kunigėlis buvo baisiai ištvirkęs. Reiškia, jis pirmai pasibandė su moterim, nepatiko moteris. Reiškia, tada jisai nusprendė pabandyti su vyru. Ir su vyru, kai pabandė, tai jam patiko. Ir kunigėlis patapo gėjum, nes jam patika su vyrais. Ir tik tais po šitų pabandymų jis pagaliau galėjo nuspręsti, kas jis toksai esąs. Nu gal daleiskim, kad ir taip. Nu ir ką? A kur kunigo skaistybės įžadai? Tai kas čia reiškiasi dabar gaunasi? Tai reiškiasi mes visi einam tautininkų Fabijoniškių turgelio skyriaus nariai į bažnyčią ant pamaldų ir jisai skelia dorovingą pamokslą apie dorovę ir babelkos graudenasi, oi kaip kunigėlis gražiai šneka, aš sau stoviu ir žiūriu jį. Ir įsivaizduoju, kaip jis tenai žilė galvon, velnias uodegon. Tai jūs nefantazuokit, jūs susikaupkit ties liturgiją. Nepavyksta, žinokit, aš nekart bandžiau. Bet nuo tada, kai vieną kartą vaikystėj aš klapčiukavau bažnyčioje ir klebonas paglostė man galvytę, aš visą laiką esu paskendęs fantazijose. Grįžkim prie Leonavičiūtės lūpų. Jūs pardavinėjot nuotraukas internete? Ne. Aš pardavinėju savo fotonuotraukas. Rinka nedidelė, bet stabiliai, taip sakant. Iš pradžių nusiunčiu 3 nemokamai, jau nori daugiau, tai tada jau prašau mokėti. Nu ir kaip? Nesigirsi, žinokit, bet yra pirkėjų net iš Romos. Vienas pirkėjas skundėsi, kad jį pagavosi mano nuotrauką, tai išmetė iš darbo Vatikane. Gal tas, kur prisipažino? Nežinau, aš bandžiau jam parduoti lūpų nuotraukas, bet nepirko.